bus sekmadienis, letare. Gal kažkas jau pradėjo atgailauti, pradėjo tvarkyti savo gyvenimą, sugalvojo tokį ar kitokį pasiryžimą, gal per pasninką, per maldą, per išmaldą, gal kažkokius kitus darbus pasirinko, kad Dievui parodytų, jog iš tikrųjų nori atsiversti. O gal kažkas dar nepradėjo, dar galvoje yra laiko. O gal kažkas jau priprato, kad daro tokius darbus, kad atgailauja, taip labai priprato, kad tik tose darbuose mato prasmę, mato galutinį tikslą. Letare, džiaugsmas, turi mus paraginti tam, kad mes iš tikrųjų atgailautume. Įpusėjo gavėnia, bet tai nereiškia, kad visą jau nugyvenome ir visą pasiekėme. Pusė kelio jau už mus, bet tai reiškia, kad pusė kelio prieš mus. Taigi reikia susikaupti, suimti jėgas, pasiryžti iš naujo, su naujo užsidėgymu, pagalvoti, kam yra ta gavėnia mums duota. Ir Dievo žodis ateina mums su pagalba, kad mes kartais nepagalvotume, kad nuo mūsų kažkokių neįprastų stipruolių priklauso mūsų išganymas. Dievo žodis šiandien mums sako, esame Dievo malonė išgelbėti. Ne nuo mūsų priklauso. Nesvarbu, kiek pasninkaujame, nesvarbu, kiek mes meldžiamės, nesvarbu, kiek gerų darbų atliekame, ne nuo to priklauso mūsų išganimas. Vien nuo Jėzaus Kristaus, nuo jo aukos ant kryžiaus, nuo jo mirties. Evangelijoje girdime, kaip Jėzus pasakė Nikodemui, jog Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, būtų išgelbėtas. Taigi, ne dėl mūsų darbų, o dėl Jėzaus Kristaus, dėl tikėjimo į jį, mes gauname amžinąjį gyvenimą. Jėzus Kristus yra ta šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Tas, kuris artinasi prie Dievo. Jis nebijo savo širdies tamsybės, nebijo savo nuodėmių, nebijo to, kad Dievas yra šventas, o pilnai pasitiki. Išpažįsta, jog Jėzus Kristus yra jam reikalingas. Nes Jėzus priima mus tokius, kokie esame, ne tokius, kokie turėtume būti, arba galėtume būti, arba ir norėtume būti, ar kiti norėtų, kad būtume. Priima mus tokius, kokie esame. Ir su tais gerais darbais, ir su dorybėmis, ir su mūsų silpnybėmis, su mūsų nuodėmėmis. Dievas myli kiekvieną iš mūsų. Ir mes pasiryžkime mylėti Dievą ir jo šviesoje, jo malonėje darykime visus savo darbus. Tas, kuris artinasi prie Dievo, sugeba daryti gerų darbų, Dievo įkvėptas, Dievo vedamas. Jėzus Kristus yra mūsų išganytojas, nieko daugiau mums nereikia. O kai mes esame jo malonė apglėbti, tada ir mūsų gyvenimas pasikeičia, mes kitokie tampame. Ir čia yra būtent atsivertimo tikslas, kad mes taptume kitokie, geresni, panašesni į Dievą. Taigi džiaukimės, nes Dievas mus išgelbėjo savo malonę. Sveikinu visus su džiaugsmu širdyje, su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.